stebint gražus. Balkonė, nežinau. Einu balkonę, iš karto pasidėsiu. Tai žodžiu, liksiu šitam viešbutį dar va. Vienos duris užsidarys, kitas atsidarys. Liksiu šitam viešbutį dar vieną naktį. Nes aplinkui kiti viešbučiai tokie, abejotinos kokybės. Man labai vėl, aš ten pamatau tos urvus, tai nenoriu. Šitas viešbutis visai paprastas, bet geras. Pusryčiai labai gerai buvo. Viskas, ko reikia. Kambarys. Normalus tas kambarys, gal, sakau, neatrodo prašmatniai, bet švarus, tvarkingas, viskas yra, tai žodžiu, trijų tik tai kambarys, bet, žodžiu, gavau tiesiai čia, perkant, gavau už 30, gal, 3 eurus gal, likti, taip, o gal 31, reikia pažiūrėti, kaip čia gavosi man, 335. Gal 3 eurai kažkas tokio. Tai gerai, žodžiu, nereiks rūpintis ir dabar nereik 12 išeiti. Galiu ramiai susižiūrėti, nes atvažiavau vakar 2 nakties. Tai nieko nespėjau kol kas, žodžiu, tik atsikėliau kominis po 6 valandų miego, nuėjau papusryčiauti. Ten biškį susikėliau kažką ten, pasižiūrėjau objektus ir viskas. Ir dabar noriu ramiai pažiūrėti, ar gal galimybės skrydžius pasikeisti, kad nereiktų atgal į Marakešą. Žodžiu, gal taip svarstau. Jeigu netyčia išeitų, pabandysiu paieškoti galimybės, kad skrydžius galėčiau pasikeisti. Tai būtų man paprasčiau, kad tiesiai kažkur nuskrisčiau, tada gal dar kažką gal aplankyčiau ir tada į Fesą, tada iš Feso varyčiau į Marakešą jau link namų. Kažkaip tai. Iš visi tą Marakešą. Bet skrydis į Lietuvą iš Marakešo. Tiek skrydžių nepasikeisiu. Bet va kartais būna geriau matyti, žinai, bet čia reikėjo atgalinio bilieto. Šiaip tai būčiau nepirkęs. Niekad neperku dabar. Tai va, varau tvarkytis kažką tai žiūrėti. Kokie skirtingi miestai. Tik atrodo visur betvarkiai, bet labai skirtingai viskas atrodo. Kas mane nesiliauja stebinti, tai kad jų sulčių suvokimas apie sultis yra visai kitas negu kitur, kur buvau duoda visokias ten tipo apelsinų, bet tokios šūdino sultis. O čia ar geras viešbutis, ar lievas viešbutis. Jeigu yra sultis, tai tikros spaustos apelsinų, čia buvo greipfrutų, šiandien dar šalia sultis. Nors viešbučiai čia tikrai nėra kažkokie. Wow. Bet va. Jie turi savo tą tokį, kad sultis, jeigu sultis, tai sultis, o ne kažkoks šūdas, kokį mes dažnai geriam. Šitas labai kitaip negu, iš vis pusryčiai kitokie, čia bent kiaušinių duoda, bet šiaip jų pas juos pusė stalo yra blineliai, tie patys visokių rūšių blineliai, visokie lietiniai, žodžiu, labai jie mėgsta šitus dalykus, batonai. Bandelės, labai visko daug šitų būna pusryčiuose. Ir vakar dar turėjau tokių, turėjau nusileisti 11, bet aišku, lėktuvas vėlavo vėl išskristi, tai nusileidom 12. Kai nusileidom 12, tai aš planavau eiti iki to, galvojau pasivaikščioti, pamatysiu, ką nors ir tą naktinio Juto miesto, viskas buvo pagal planą, mano toksai buvo planas. Kas nori planuoja kitaip, man tai patinka. Tai aš taip ir darau. Tai tik tai, nejauku iš tikrųjų su kuprinė, ta prasme su visais tais pinigais, su viskuo, su toks... Žodžiu, kai eini vien dieną ir vakare jie tokie, kai kur papuola tokių naglų, tokių 20-30 metų, tokių jaunuolių, kur tokie, žinai, daug dirhamų, žinai, ir tokie, jie gan naglai jų prašo, žinai. Ir tu ignoruoji, tai dar praeini pro juos, tai girdi dar kurį laiką rėkauja ten tau už nugaros iš paskos. Tai taip nėra jauku ir vakar čia tas porą valandų ten buvo eiti. Tai eini tom gatvelėm belė kokiom ten, žinai. Tai
nu ką žinau, toks yra toks minimalus nesaugumo jausmo. Gal be reikalo, gal aš čia pats jį sugalvojau, bet tiesiog vis tiek tu suvoki, kad jų ten kai būna 5-7 sėdi, žinai, tokie. Jie vis tiek atrodo nebaisiai tvarkingai, čia tokie daug labai čia tų vyrų sėdinčių, tokių jaunimo tokių sėdinčių, tai nesijauti naktį, tai tikrai, pavyzdžiui, vakar su to be kuprinės, tai pohui, nu ką jie, nei jie ims, nei plus dar, žinai, ir tu esi šiaip lankstus ir biškį pajudėt, pabėgti ar kažką, tai, o kai su ta kuprinė pilna savo eini, nu tai ką, viskas aišku, kad turi viską su savim ir kad galima iš tavęs paimti, tai biškį nelabai jauku, nelabai patinka šitą situaciją kartais, bet viskas gerai buvo, tik sakau, ar čia mano susigalvotas reikalas, remiantis tais keliais pariekavimais, ar iš tikrųjų nesaugu, gal čia saugu, bet pats faktas, kad einant naktį su pilna savo kuprinė, toks jaukumo jausmo nėra, žinai, čia vakar porą valandų, tai taip, sausau, tai nežinau, gal išsigalvau, o gal ir ne. Kol kas nieko neatsitiko, viskas kaip ir gerai, tai čia kol kas, sakykime, yra mano nesaugumo jausmas galvoje, tik tai fakto nebuvo tokio, kad kažkas čia būtų tokio. Nu, bet porą kartų, taip sakau, jie gan agresyviai, aš nekreipiau dėmesio į juos, tai jie taip ten jau pradėjo riekauja ten savo kalbą už nugaros, kad nedaviau tų dirhamų. Tai va taip. Nu, gatvelės tai labai gražios. Kiekvienas miestas kažkaip labai kitoks. Tai smagu, nes jauties tai kaip atvykęs į kitą šalį, ne į tą pačią, tik tai kitą miestą. Nu, pas mus plus minus vienodi tai miestai. Vis tiek čia labai kažkoks skirtumas turi unikalumo. Ten kalnuose vienas yra mėlynas mištelis, nežinau, ar nuvažiuoti už tenai, bet žodžiu. Yra toksai dalykas. خليه هنا يشوف ها يشوفوا بس يشوف قلبي
O ten toli Europą. Nežinau, ar čia matosi labai. Aš matau, matosi. Kraus kamerą judintis. Tai iš Gibraltaro, tai iš vis čia dar tas Gibraltaras nėra taip arti. Jis dešiniau dabar žiūri, taip kaip dabar žiūriu. O ir ten yra artimesnis miestas, negu šitas Tandžyras. Bet va, vis tiek pati Europa. Visai šalia. Bet įsivaizduokit, kai jie čia gyvena ir jie ten negali patekti taip lengvai. Nes tai čia lengvai skraido. O jiems ne tai viskas paprasta. Bet čia belia kaip gražu. Čia, wow. Šiaip kol kas džiaugiuosi kiekvienu miestu, kuriuos pamačiau. Agadyras turbūt iš tikrųjų mažiausiai įspūdžio daro, bet jisai toks kurortinis, turistinis kurortinis turbūt labiausiai taip tiktų. Man jis kažkodėl primena tokia kaip Malaga, Ispanijos, toks apie, žodžiu, paplūdimys, daug parduotuvių, tas turgus realiai turistams prikrauta šlamšto visokio ir viskas, ir daugiau ten nieko nėra. Tai žodžiu, toksai, bet vis tiek įdomu pamatyti savo akim, patikrinti, palyginti. Nes jeigu nenuvyksti, tai ką tu ten gali spręsti? Nežinau, ar girdėsi, čia labai stiprus vėjas pučia, tai ar čia mano tas ausinės veiks ar neveiks, nes įsidėjęs ausinės esu, kad girdėtųsi geriau. Nes telefonas tai tikrai nieko nebesigirdi. Ir čia ne vandenynas. Rytoj arba šiandien eisiu vėliau, arba rytoj eisiu, kur vandenynas susijungia su jūra. Adrijos likti čia jūra, aš nenoriu nusišnekėti, reikia pasižiūrėti. Bet mačiau, kad vandenynas su jūra susijungia kažkurioje vietoje čia. Gyvent gal ir nėra smagu, bet atrodo tai labai gražiai. Įdomu šitas miestas, daug visko, daug skirtingo. Įdomu čia pasivaikščioti visai. Aišku, čia žmonių nemažai, trafiko nemažai. Visai smagu. Labai aplinka sutvarkyta, labai medžiai, žolė daug, kur visokie iščiustyta viskas, tai taip kaip sakau, kaip ne Afrikoje, visai nepagalvotum, kad čia taip ten pat, kur buvau, Marakešas, pavyzdžiui, tai kaip diena ir naktis, kaip skirtingos šalis. Absoliučiai. Ir dar kas man čia patinka, tai kad tu gali, laisvai jautiesi, tu gali, jeigu tau reikia eit per gatvę, kur tau reikia, tik nesimaišyk niekam ir niekam netrukdysi, bet skirtingai negu pas mus, nes pas mus tai net jeigu ir netrukdysi niekam, vis tiek tave nubaus, jeigu tik tai turės progą. Tai tas mūsų bruožas, tai šlykštus, negaliu. Realiai šitose šalyse tai tu taip jautiesi, kad tu turi elgtis pagarbiai su kitais, netrukdyti ir viskas. Ir niekam tu neužkliūsi, niekas tau čia nieko nesakys. Aš galėčiau čia vaistrižai, jeigu nori praeiti ir jeigu man reikia, tai aš ir einu, tik tai svarbu, kad niekam netrukdytų ir viskas. Man čia labai patinka šitos šalis, dėl to ir Rytų Azija, ir Afrika, nežinau, viskas išskyrus mūsų Rytų Europą. Manau, kad aš kiek atsimenu Ispanijoje, tas pats buvo irgi laisvės, kiek tik tai nori. Tai žodžiu, nusprendžiau šiandien niekur neiti, ten toli kažkur, nes ir taip čia labai daug kainų, lekiu, tai kažkaip nusprendžiau.
kad nebereikia šiandien tiek daug daryti. Pažiūrėjau dėl tų skrydžių, tai paskui papasakosiu dėl skrydžių, bet žodžiu, šiandien biškį. Nors ir taip jau ką, jau mano laikrodis 31 000. Tai dar čia pavaikščius dar 10 000 gausis. Taip gaunasi. Tai va. Gerai, čia viskas tada atrodo. Žodžiu, tai dėl tų skrydžių galiu papasakoti dar. Bandžiau pasikeisti skrydžius, nes gavosi taip, kad aš labai noriu dykumą aplankyti. Bet dykumos aplankyti aš neturiu kada, tada turiu atsisakyti Fez to miesto. O to Fez miesto aš nelabai noriu atsisakyti, nes kaip ir bilietus nusipirkęs viską. Ten aš raisiu. Tai žodžiu, bilietus nusipirkęs, tai aišku, ten tie bilietai nedaug kainavo, galiu išmesti, bet jų pasikeisti neišėjo, iš Tangyro tiesiai į Fez skrydžio nėra, iš Tangyro tiesiai į tą kalnų miestelį, dykumų miestelį, kur man reiktų nuvykti, irgi nėra, tai viskas per Marakešą gaunasi, turiu iš ten skristi, iš Marakešo gan brangus bilietas, tada autobusu važiuoti, tuo autobusu irgi 9 ar 10 valandų, tai realiai diena važiavimo, diena grįžimo. Tada kas, mašiną dar galima būtų galima mašiną pasimti, bet mašina ten irgi gal koks tom dienom būtų koks 105 eurų, bet sakau, aš prarandu tą Fezą, kad vienai nakčiai ten nulėkti, ten gaunasi vakarė atskrendu, ryte turiu išskristi, jeigu pasikeis bilietus į vieną naktį. Žodžiu, nesigauna, tai dar turiu minti, gal tiesiog paimsiu ir pratęsiu, tiesiog perkelsiu arba atšauksiu, gal tos skrydžius kur į Lietuvą. Gal tai bus biški logiškiau ir paprasčiau. Nežinau, pagalvosiu dar. Bet šiaip tai sakau, nenorėjau jau čia verstis per galvą, lėkti, tada reiktų čia ankstinti skrydį, tas skrydis brangsta. Žodžiu, turiu aš to laiko. Tai bandysiu pasidėlioti, dabar pabūsiu šičia ramiai, rytoj irgi čia niekur neskubu, niekur nevarysiu tuos kitus miestelius, nes jie visi gražus, bet jie visi plius minus vienodi. Tai ką aš stebuklo kažkokio tai nepamatysiu, o man reikalų nemažai. Tai nusprendžiau, kad tik to, kad rytoj eisiu ten tokį žygelį biškį didesnį, o poryt neskubėdamas ten pabūsiu dar biškį miestą ir varysiu į oro uostą į Marakešą, tada sekančią dieną į Fezą, pabūsiu Fezę, aplinkui Fezą kažką ten tą Fez, kažkuris tinkamas. Ir viskas, ir tada nuspręsiu, ar varau į dykumą, dar į dykumas pabandysiu ar nepabandysiu. Gal kitam kartui paliksiu, bus matyti. Kažkaip gal užtenka, sakiau. Šiaip dabar einu ir galvoju, kad šitas miestas vienas iš tų, kur galima tiesiog gyventi. Nes turi ir labai gražų senamiestį, čia tokia pilį turi ir palyginti tvarkinga, tikrai, ir gražus paplūdimys, gražios teritorijos, gražios gatvės, viskas labai tvarkingai iščiustyta. Tai vienas iš tų, kur tikrai galėtum paimti ir gyventi. Čia mačiau ir su šeimom žmonės, tai jo, gali, tikrai normalus miestas. Čia tokių gal, sakau, man tai kažkaip gal nepatinka tokių vaikšto, o tokių va, kaip ten sėdi dabar šitie du. Ir tokių daug čia, žinai, ir jie vaikšto po 5, tokie gal jie nepiktybiniai, daug policijos labai visur, va tenai dabar tos policijos irgi pilna, visur stovinčius policijos ir ant gatvės gaudo tuos visus pažeidėjus, čia tai pas juos dar yra. Tai, žinau, man tai šiaip patinka, čia oras labai geras. Dabar va, pažiūrėjau vėstą, saulė leidžiasi, jau taip jau vėjas vėsesnis, jau visai dabar dar už valandos norėsis megztinį užsidėti, bet fainai, žiauriai, kad nėra per karšta, bet ir nėra šalta. Bet svarbiausia, kad per karšta irgi nėra, nes tas kai per karšta, tai irgi blogai. Bet sakau, fainai, tikrai. Viskas super.
Jūs pažiūrėkit, kaip teritorijos sutvarkytos Afrikoje. Viskas žiauriai gražu. Čia aišku, uostas dabar, bet čia visur aš nemačiau, kad būtų labai prastų tokių vietų, kad būtų, sakyčiau, jau čia tai baisiai. Visur geros gatvės, viskas. Žinau, kaip jį čia toks, aišku, čia LGBT sakė, čia pagal tą, kad čia yra gan toks europinis jisai. Turintis labai gerą orą. Bet kur čia europiečiai, kur net aš neskiriu. Tokių kaip turistų, tokių kaip aš, tai čia aš mažai matau. O tų prancūzų, ispanų aš neatskiriu nuo jų. Sunku atskirti man. Man bent jau sunku. Nežinau, aš nelabai. Tas čia nėragi, kad vien juodaodžiai būtų kokie nors žmonės. Kad čia sakytum, juodaodžiai, tai jau yra čia vietiniai, o tie ne, tai jau nebėra. Tokių kaip aš. Tai čia labai mažai. Arba aš nematau. Taip, bet gatvėse jie čia baustų, tai čia neretas dalykas yra. Čia neautoįvykis, čia tiesiog baudžia. Už ką nors nustabdo, tais motociklininkais. Kiek daug skirtingų veidų miesto. Ten senamiestis, gatvės labai plačius, ten buvo toks kaip dangoraižiai, nedideli jie, bet vis tiek kažkas tokio. Čia dabar paplūdimys buvo su promenada. Dabar atsimenu tą promedaną ar promenadą, tai iš žodžio nada. Atsimenu, kad galas turiu nada, nes man čia visiškai sunkiai buvo prisiminti, tai dabar pasitaisau. Man čia gražu, man čia patinka. Bet gali būt, kad man tas Fez nepatiks, nes Marakešas ten iš savęs labai ypatingas. Nors Fez irgi taip turi, bet anot ChatGPT, tai turi didžiausią, gražiausią pasaulyje mediną, tai galimai pasižiūrėsim. Bet vis tiek, kad būtų fainai mieste, tai jis turi būti prie jūros. Tai kai yra jūra, tada yra uostukas kažkoks tai tas vėjas, tas saulėlydis, saulėtekis ar kas nors plius minus, tai vis tiek kažkaip gražu. Tai visi tie miestai, kur ne prie jūros, jie vis tiek turi tą tokią minus, neturi to pliuso. Ir tai labai jaučiasi. O čia tai iš vis dar kažkokie visokie pilis, tai iš vis čia fainai. Ir dar ta jūra. Ir dar tie biški kalnai. Ir dar tas tobulas oras. Va čia, šitas dalykas, tai būtinas, kad negalvotum, ar čia lis rytoj ar ne, tiesiog planuoji eiti žygį rytoj ir planuoji, o negalvoji, tai čia lis ar nelis. Tai jau nuo to priklauso. Gerai, man atrodo, čia dar biškai einu. Pažiūrėkit, filmuosiu, gal jau nebefilmuosiu. Nes šiaip čia ir parodžiau ryte šitą vietą. Pažiūrėkit, koks tobulas parkas. Čia parkas, čia parkavimai, o čia saulėlydis. Tai, aš kažkaip nesitikėjau, kad šitam mieste jis toks šiaurinis atrodė, kad galvojau, kad nekabins vakarai, bet matau, kad čia drąsiai leisis į tą jūrą ir čia jūra. Nenusišnekėjau. Ir dar kas svarbiausia, tai manau, kad labai gražiai leisis šį kartą. Žodžiu, labai gražu čia, labai. Meldžiasi. Daug čia meldžiasi, normalu jiems.
Nu tai kaip ir sakiau, kem vienas štuk, 40 tūkstančių grubiai žingsnių. Grįžau namo. Viskas šiandien diena yra kaip ir baigta.